Visų pirma, noriu padėkoti visiems fanams už gerai sukurtą gražią atmosferą Vilniuje. Be abejo, didžiausias dėkui savo fanams, kurie, kaip sakant, komandos nepalieka po kelių pralaimėjimų ir dar stipriau palaiko. Ir šiandien tas jautėsi, persidavė turbūt komandai. Gana solidžios rungtynės iš mūsų pusės. Turbūt neskaitant tik tai vieno aspekto, puolime atkovotų kamuolių, kurių Rytas susirenka ir kurių surinko labai daug. Ačiū Dievui, kad jie po to nepelnė daug taškų ir mes nuo to nekentėjom. Na, o šiaip pavyko kontroliuoti rungtynės ir išlaikyti persvarą iki pabaigos. Treneri, trečiam kėliny Rytas buvo sumažinęs skirtumą iki 8 berods taškų. Kaip pavyko nepaleisti momentų ir susigrąžinti tą pranašumą? Šiandien, manau, ganai pavyko, neperlaikėm žaidėjų aikštelį, gana gerai pavyko su situacijom. Su tais vadinamais match-upais, kurios žaidėjas prieš kuriuos žaisti ir įmetėm šviežumo nuo suolo ir kaip matėm, nuo suolo žaidėjai pelnė gana nemažai taškų ir davė tų gyvumų. Minėtas puolimas duotus kamuolius, pernai Žalgiris Palšikas buvo vienas lyderių Eurolygoje, dabar vienas prieš paskutinis Eurolygoje, šiandien irgi buvo problemų ir patys nedaug atsikovoja, Rytas labai daug atkovoja, kas tai lemia, ar tai nežinau, atsitiktinumas ir kamuoliai šokantis toli nuo krepšio, ar čia jūsų žaidėjų pastangų klausimas? Ir tas. Prieš tai kalbėjom tą temą, kad čia vienas iš rodiklių, kurį mes privalome savo žaidimą pagerinti, tiek puolime, tiek gynyboje. Treneri, praleidot nuo Ryto berods mažiausiai taškų, jums treniruojant Žalgiriui. Apie gynybą kalbant, tai yra tų 2 pralaimėjimų Eurolygoje poveikis, toksai komanda padarė išvadą. Tikiuosi, buvo geras susikaupimas ir pasiaukojom komandai, gerai kalbėjomės ir pasiėmėm geras baudas, ko galbūt trūko prieš tai rungtynėse. Treneri, po 2 pralaimėjimų Eurolygoje, kiek šita pergalė buvo reikalinga tiek jums, tiek pačia galbūt komandai? Kad emocinį tą patį foną pakelti ir taip toliau? Tos tokios, sakykime, pagal žaidimo kokybę, tai turbūt Eurolygos lygio rungtynės, pagal svarbą, pagal fanų priešpriešą kartais netgi daugiau. Ir akcentuojam savo žaidėjams, kad čia yra nepaprastas rungtynės, yra specifinės ir juose turim būti geri. Ir nuteikia maloniai. Dar kalbant apie Tomą Dimšą, šiandien jis atrodo sužaidė dar vienas geras rungtynės, berods 3 geras rungtynės iš eilės. Ir atrodo, kad jis yra toks vienas tų komandos emocinių lyderių. Kaip jūs vertinate Tomo žaidimą ir Tomo emocinį bandymą pakelti galbūt ir sirgalius ir savo komandą? Gerai vertinu. Tik nenoriu, kad jisai nustotų žaisti po tų kelių gerų rungtynių. Dar treneris, berods, jeigu klystu, tai pataisysit, berods porą metų nebuvot Vilniuje laimėjęs su Žalgirio, su bet kuria kita komanda, kaip galbūt atsijaučias, kad pagaliau pavyks grįžti namo į Kauną su pergalė iš Vilniaus? Nežinau, neatsimenu, tikrai 2 metai. Dar turbūt buvau tų 1 metų pradžioje Rusijoje, tai nelabai turėjau galimybės laimėti. Treneri, Dmitru Longo užduotis ir vaidmuo komandoje keičiasi kažkaip nuo sezono pradžios? Kažkiek keičiasi. Jisai šiandien, tarp kitko, turėjo gana geras rungtynes, dalyvauti geroje, kurią mes turėjom 9-0 berods. Kažkiek vis tiek yra labiau atakuojančio tipo žaidėjas. Mes galvom, kad jis labiau 1-2, labiau 2-1. Dar treneri klausimas, tikriausiai jau grįžtas iki negalėjimo. Kaip sekasi ieškoti to, kaip sakant, naujoko ir kažkokių žinių turit iš to fronto? Matau, kad diskutuoju šitų klausimų. Prieš savaitę sakėt, kad nereikia. Dabar jau sakėt, kad reikia, praeis jau savaitę. Nežinau, ką šiandien sakysit, o mes iš savo pusės turim dar potencialo, kurio mes manom, kad neišnaudojam savo komandų. Tai ir Luko minutės, tas pats Naz, iš pernai metų žaidėjai, kurie dar gali pridėti mums potencialo. Kad kol kas bandom išnaudoti šitą potencialą ir bet kokio žaidėjų neimam. Kol kas, kaip sakant, duodam šansą šitiems žaidėjams. Tai matysim, kad tikrai nepavyksta išspausti ir įtraukti komandos žaidimą į pergalės, tada turbūt darysim kažkokius manevrus. Kalbant apie Luką, jis skaudžiai trenėsi liaudoj paketą prieš kiekvieną pabaigoje, viskas gerai, kokia situacija?
Reikėtų paklausti, tuo momentu jautėsi apsvaigęs, po rungtynių nekalbėjo. Kaip palygintumėt žaidimo Džyp Arenoje, kurioje nelaimėt nė kartą pernai ir ASG Arenoje šiaip? Na, atmosfera gera, ten turbūt vis tiek reikia prašinti, ten garsesnė. Nežinau, ar atitinka visus saugumo ir kitus reikalavimus.